Alio. Ar girdite mane? O jau dabar girdžiu, jo čia negirdėjau. Ar jūs dirbate vienoje iš šių sričių arba priklauso viešai žmonių grupiai, žiniasklaida ir reklama, rinkos tyrimai, telekomunikacijos paslaugų teikimo įmonė, dirbantis tačiau nei vienoje iš aukščiau nurodytų sričių, dieninių studijų studentas, pensininkas, bedarbis? Sodroj dirbu, pensininku. Ar per pastarosius 3 mėnesius dalyvavote kokioje nors rinkos tyrimų apklausoje apie mobilio ryšio paslaugų teikimo įmonę? Ne. Kurį iš šių prietaisų turite? Išmanųjį telefoną ar įprastą mobilųjį telefoną? Telefoną turiu mygtukinį. Tai įprastą mobilųjį. Jo įprastą. Kas apmoka jūsų mobilio ryšio paslaugų sąskaitas arba sumoka už išankstinę papildymo korteles? Kad mes dabar pensininkai veltui gaunam viską. Šnekėti ir ten pokalbių neribotas. Bet tai jūs pats apmokate paslaugas? Turbūt duktė apmoka, turbūt. Aš nieko nemoku. Galiu kalbėti laisvai, kiek man reikia. Tai kartu su jumis namuose gyvenantis asmuo, bet jūs pats galite rinktis mobilio ryšio tinklo operatorių? Tinklais jau ne, viskas jau dabar nebe. Tai klausiu, ar jūs pats galite rinktis savo ryšio operatorių? Operatorių? Kokį operatorių? Čia 24 valandas gal tas operatorius? Ne, kaip čia? Tai klausiu, kas apmoka, ar kartu su jumis namuose gyvenantis asmuo, bet jūs pats galite rinktis mobilio ryšio operatorių? Duktė apmoka. O jūs galite rinktis ryšio operatorių ar negalite? Rinktis operatorių. Tai pasirinkti, kam priklausti BT, Telia, Žijas, ar galite kam man reikėtų rinktis jį? Tai aš jūsų klausiu, nes man reikia pažymėti atsakymą. Aš turiu operatorių. Ar jūs pats pasirinkate, ar duktė už jūs parenka? Telefoną man nuperk duktė. Nupirko duktė, jo. O planą sudarot jūs, ar kas? Ar duktė? Planą? Kokį planą? Už kurį moka jūsų duktė? Ne, planai jau mes seniai buvom geodezinius pasidarę planus visus. Dėkojame, kad atsakėte į šios klausimus, tai jūs netitinkate mūsų nurodytų kriterijų, todėl negalite toliau dalyvauti apklausoje. Labai gaila, kad negaliu dalyvauti. Taip norėjau. Dėkojame jums už skirtą laiką. Viso gero. Viso gero.